geras. Kągi, labas vakaras, kviečiame į mūsų vaikinuką, kitokią meilę. Ir programą visi maždaug matote, bus giesmės, bus Valerijos giesmės, jos kūrybos, taip pat bus liudijimai, Evangelijos žinia, eilėraščiai ir laisvas laikas. Taigi susikaupkime, kas norite, galite prisijungti prie giesmių. Valerijos giesmės yra Dievo šlovinčios giesmės, taigi galite išmokti giesmės ir prisijungti. Taigi, žodžiu, gero vakaro visiems, pradėsime.
jo karalystė yra amžina. Ir mes priklausom šiai karalystei. Tiesiog matykim tą, kad jo karalystė amžina ir mes esam joje. Karalystė
But
svečiais ir dalininkais, matykim save tose vestuvėse su Jėzumi.
kviečiu, kad mano vyras Ramūnas paliudytų apie gyvąjį viešpatį, apie kurį giedojau, apie tos darbus, kurios padarė Dievas mūsų gyvenime, jo gyvenime. Tai yra Gerai. Tai labas vakaras visiems. Tai jaučiuosi ant šitos kėdės. Ja, tai truputėlį pasidalinsiu savo liudijimu. Ir... Ja, tai... Wow. Tai aš, ta prasme, mes su Valerija abudu esame iš Zarasų. Ir susipažinom mes 16 gal metų, bet mes gyvenam be Dievo daug metų. Ir aš pats augau tokio kaip katalikiškoje šeimoje, kuri save laikė tikinčiais, bet iš tikrųjų gyvenam kaip ir didžioji dalis pasaulio. Ir aš negaliu pasakyti, kad aš ten paragavau Dievo tokios meilės, kokią paskui aš ją išgyvenau, asmeniškai iš Dievo. Ir aš kažkaip, aišku, aš dabar suprantu, kad velnias griauna visų gyvenimus, tiek šeimas, tiek viską. Ir aš negyvenau ten kažkokioje labai tobuloje šeimoje. Ir kažkaip labai anksti aš pradėjau vartoti alkoholį. Ir va tie dalykai kažkaip mane labai kažkaip užkabino. Ta prasme, man visos kompanijos, tusovkės visokios, labai kažkaip tuo metu žavėjaus visokiais nusikaltėliais, nes man jie atrodė tokie žinomi, nedirba, gyvena kaip nori, keičia merginas kaip kojines. Tam tikri buvo tokie supratimai. Ir aš daug, ta prasme, turėjau nemažai draugų, kurie sėdėjo kalėjimuose, kurie išeidavo ir kažkaip mane tokie traukdavo ir mes visą laiką kažkaip sulipdavom. Ir ta prasme viskas atrodo prasideda nuo mažų dalykų. Ten tu pradedi gerti tik penktadienį, paskui jau šeštadienį, paskui ir sekmadienį. Ir ta prasme tu net nepastebi, kaip tu krimsti į dugną ir, ta prasme, ir dar paskui kažko bandai, dar kažko vartoji. Ir aš, ta prasme, 16 metų mes susipažinau su Valerija, mes pradėjom draugauti, bet man, aš, ta prasme, atrodo vis tiek tų dalykų buvau labiau pavergtas. Tie dalykai mane, ta prasme, atrodo, buvau įsuktas kai žiurkėno ratą. Ta prasme, aš būdavau ten su Valerija, bet būdavau užgeriu, kažkur dingstu, kažkokias šventės, dingstu savaitėm, dar kažkiek laiko. Ir ta prasme, tie dalykai, atrodo, žinai, griovė mano gyvenimą, bet Valerija man daug kartų atleisdavo. Bet paskui jinai išvažiavo į Vilnių mokytis ir aš pasilikau Zarasuose ir tada ta visa kompanija, su kuria buvau, aš vėl grimzdau į dugną. Ir gal toks labiausiai tas tokie gal buvo mano 12 tokie metai, kai aš visiškai pradėjau labai stipriai, ta prasme, į dugną tą pasinėriau. Ta prasme, įvyko toks dalykas, kad vienų narkotikų pavartojus, po kažkelių dienų, ta prasme, mes buvom kartu ten su visa kompanija, kai kas miegojo, aš perskaičiau horoskopus. Ta prasme, ir paskaitydamas, aš, ta prasme, pajaučiau, kad kažkas, ta prasme, į mano gyvenimą įėjo. Ir, ta prasme, man, ta prasme, užėjo kažkoks toks, nežinau, balsai pradėjo girdėtis. Ir aš, ta prasme, toks kažkokie paranojiški dalykai prasidėjo man. Ir, ta prasme, aš išėjau iš tos kompanijos, man gal, nežinau, 2 ar 3 dienas reikėjo, ten aš dienom miegodavau, o naktį man, ta prasme, kažkokie balsai girdėdavosi, aš išgyvenau tokį kažkokį tirštą, didelį danguje dalyką. Ir atrodo, jisai taip, ta prasme, artėja prie manęs. Ir tai buvo tam tikrai, tikiu, ir baimės dvasia, ir kažkokia dvasia, kuri, ta prasme, atrodo, visokias man mintis ėjo. Ir, ta prasme, tada kažkaip aš, ta prasme, jau pats, ta prasme, paprašiau, kad man iškviestų greitąją, man suleido, atrodo, migdomųjų, aš gerai įsimiegojau, bet, ta prasme, nuo to karto aš labai tapau toks uždaras.
savo mintise, ta prasme, daug kas labai pastebėjo. Ir paskui tais metais aš labai pradėjau pradėti visokius nusikaltimus, visokias problemas įlysti ir galiausiai mane uždarė. Ir ta prasme, man gal reikėjo poros kokių mėnesių vien, kad aš įsiblaivyčiau. Ir ta prasme, tada jau pradėjau mąstyti, kad aš viską praradau. Aš turėjau ten visokių antstolių, ten visi ant manęs pikti tėvai. Ir viduje aš supratau, kad aš nenoriu tokio gyvenimo, bet man pačiam neišeina kažkaip pasikeisti. Ir ta prasme, aš pradėjau galvoti apie Dievą. Ta prasme, aš pradėjau mintyse melstis taip, kaip mokėjau, kokias maldas katalikų bažnyčioje buvau, ten mokėjau tikybos per pamokas. Ir susirašinėjau laiškais ten ir su mama, ir su Valerija, ta prasme, aš ten, tikrai iš širdies norėjau kitokio gyvenimo ir rašiau tiesą. Ir kažkaip ačiū Dievui, ta prasme, kaip tam tikrų dalykų aš ten pamačiau, įsilabiau, aš savo jėgą pradėjau ten skaityti knygas, sportuoti, mest rūkyti. Ir tam tikrus dalykus aš savo jėgą pasiekiau, ta prasme, aš išėjau, aš ta prasme jau nebegėriau, man to nebereikėjo. Bet visose kompanijose susirinkus man kažko reikėdavo ir aš ten kartais parūkydavau žolės, nes visi kažką vartoja, bet aš alkoholį nebenoriu vartoti, o kažko man vis tiek reikia. Ir galvodavau, kad taip atsipalaiduosiu. Ir ta prasme, atrodo juokingi dalykai. Aš ten turėjau, vaikščiodavau, atrodo, parūkai to žolės, viduje turi kaltę. Ta prasme, gyvenau su Valerija, mes ten gyvenom nesantuokoje, kartais žiūrėdavau pornografiją, parūkydavau žolės ir po visko pasimelsdavau Tėvą mūsų ir Sveika Marija, kaip mokėjau ir nueidavau miegoti. Ir labai tai juokingai atrodo skamba. Bet aš tikiu, kad Dievas vis tiek matė mano širdį, kad aš noriu keistis, leidžia tiem dalykam vykti, ką aš darau, man leidžia pačiam rinktis, bet aš pamatau, kad po tų dalykų aš vaikštau nelaimingesnis, toj pačioj kaltėj, toj pačioj gėdai. Ir ta prasme, kažkaip aš tuo metu sėdėjau Facebook'e ir aš pamačiau tokį renginį, kad rengia Agapė tokią. Ir Valerija apie ją man truputėlį pasakojo, kai aš buvau uždarytas, jie universitete, gal anksčiau, aš nežinau, bet tuo metu paskelbė kažkaip Evangeliją, padovanojo Bibliją, pakvietė ją skaityti ląsteles ir mes tada, kai jau susirašinėjom net laiškais, jinai man atsiųsdavo Biblijos eilučių. Ir kažkaip, aš ėjau link to ir tikiu, kad kažkaip Dievas mane patraukė. Ir mes nuėjome į tą renginį, ten buvo pastorius, gal, nežinau, ten keli tarnautojai, kažkiek studentų, nes jie studentam tarnauja universitetuose. Ir, ta prasme, aš kalbėjau su tokiu Vladu. Ir man buvo toks jausmas, kad aš stoviu prieš teisėją, kad, ta prasme, jisai mane kiaurai mato. Aš visas toks jaučiuosi purvinas prieš jį, pilnas gėdas, kaltės. Ir aš nieko net nenoriu jam sakyti apie save, nes galvoju, čia ne tokia vieta, žinai, tie žmonės tikrai nenorės klausyti. Ir man jie kažkokie atrodė, nežinau, šviesesni visi, ta prasme, tokie nepasiekiami žmonės. Ir aš einu savo toks, aš išėjau iš to renginio ir galvojau, kažkas čia yra su jais kitaip, ta prasme, kažkas čia tikrai vyksta. Ir aišku, kad jie už mus meldėsi, bet, ta prasme, toks vis tiek, mes dar gyvenam savo gyvenimą, mes išvažiavom į Angliją, galvojom kažkaip čia, kad bus, kad pinigai gali keisti gyvenimus, kad čia viską atsakys poreikius ir visi tie dalykai. Ir mes prieš išvažiuodami į Angliją, mes atsisveikinom su tais tarnautojais. Jie pasakė, kad už mus melsis, kad jiem, taip liūdna, kad išvažiuojam. Bet, ta prasme, mes nuvažiavom į Angliją, mes truputėlį ten padirbom. Atrodo, tu ten tikrai gali laisviau gyventi, nusipirkti savo, ką nori. Bet, ta prasme, tu po poros mėnesių kažkur įėjai vėl tą pačią tokią būseną, kad tu viduj jauti tuštumą, kad tu vis tiek jautiesi nelaimingas ir kažkas nėra taip. Ir labai įdomu, kad pradėjo ten, atrodo, kaip ir griūt tokie visokiausiai dalykai, santykiai su kolegom, visokie pyčiai atsirado. Ir
vieną kartą ten kažkaip susipykus, ne vieną kartą jau mes galvojom, kad mesim, išvažiuosim, ką čia verta, ta prasme, pyktis. Kartais būdavo, kad vaikštai darbe ir tam, kad, ta prasme, nukrypt mintis nuo kažkokių ten problemų, konfliktų, kurios velnias tau atrodo kiša tuos scenarijus. Tiesiog būdavo, aš toks vaikštų ir ten tėvė mūsų meldiesi ratais, tam, kad, ta prasme, tas kažkaip mintis įstumt. Ir po vieno konflikto mes tiesiog atėjom ir atsivertėm Bibliją. Ir, ta prasme, Biblija mums, ta prasme, vis pradėjo kalbėti. Tai buvo labai gyva. Atrodo, į visą tą situaciją, į visą tą konfliktą mes buvom labai kažkaip paliesti ir galvojom, kaip kažkokia knyga gali, ta prasme, suprasti, matyti viską, kas vyksta darbe. Ir buvo toks vienas iš tokių irgi prisilietimų Dievo. Ir galiausiai paskui mes ten buvom sezoną išvažiavę, mes sugrįžom į Lietuvą, čia kažkaip vyko su tais pačiais tarnautojais padėkos diena pas amerikiečius, protestantus. Ta prasme, Amerikoje vyksta tokia daugiau šventė, bet jie šventėje ir mes sugrįžom, pasidalinom savo visais tais įspūdžiais ir nusprendėm tiesiog kažkurią dieną, aš nežinau, tiesiog pasikvies Dievą į savo širdis. Ir, ta prasme, pasikvietėm paprastai žodžiais, kad Dievas ateitų mūsų širdis, kad, išlaisvintų iš šitų visų tokių priklausomybių, visų tų problemų. Ir, ta prasme, kas man įvyko, tai man, ta prasme, toks gimė meilė Dievo žodžiui, noras skaityti Bibliją, žiūrėti pamokslus, aš žiūrėjau pamokslus ir man atrodė, wow, kur jie mano visą gyvenimą buvo. Aš tuos pamokslus atsimenu ir rašiau į kompaktus, ten dovanų per kalėdas sesiai, ten mamai, draugam ir jiem visiškai nieko, tie pamokslai, nei šilta, nei šalta, ta prasme, jiem. O man, ta prasme, wow, buvo toks susižavėjimas ir aš, ta prasme, tikiu, kad tai vieni tie iš tokių tam tikrų ženklų, kai tu priimi Dievą į savo širdį, kad nori tarnauti, ta prasme, gimė noras lankyti bažnyčią, tarnauti kažkaip Dievui. Tu jautiesi skolingas, nori atsidėkoti, kad Jisai tave priėmė ir nuplovė. Ir dabar jau daug metų mes, ta prasme, esam su Dievu, jau gal 9, jau, ta prasme, Dievas aišku mus stato, keičia, formuoja, bet jau net niekada nebeatrodo, kad kažkaip aš kitaip gyvenau. Man atrodo labai viskas natūralu. Ir Dievas tikrai Jisai dovanoja naują gyvenimą, atverčia naują lapą. Gimsta tiesiog meilė kitiem dalykam ir tu nebenori valiotis tame pasaulio purvyne. Aišku, kad aš daug ten nukirtau tų draugų, tų kompanijų, nes aš žinojau, kad man su jais nebepakeli. Ir šiandien esu su Dievu ir, ta prasme, turiu šeimą, turiu... Jo, mes šitoj kavinėje turėjom savo vestuvių šventę. Ir kažkaip, jo, tai labai greit laikas bėga, ta prasme, turim 2 vaikus ir tikrai Dievas mus laimina. Nesam, ta prasme, toks, nebandai panašėti pasaulį, tu toks, turi amžiną gyvenimą ir tu žinai, kad tu turi daug daugiau, negu šitas gali pasaulis pasiūlyti. Ir čia toks ir atrodo tik tai įžanga, šešėliai, tam tikri dalykai, kuriuos Dievas, galbūt atveria, bet yra daug daugiau su juo ir daug yra brangesni dalykai. Jo karalystė yra amžina, jo turtai nenykstantis ir tai nėra gal sulyginamas šito pasaulio. Ir kažkaip ačiū Dievui ir aš tiesiog raginu kiekvieną, kuris galbūt nėra priėmęs ar nėra pasikvietęs į savo širdį, kad jūs galite atverti savo širdis, atiduoti jam, Jisai apverčia aukštinkojam gyvenimus, Jisai tikrai nori laiminti. Turi viduje ramybę, džiaugsmą. Kartais atrodo, tu vaikštai euforijai, pilnas džiaugsmo, tau vis vyksta kažkokie darbe problemos, o tau juokas viduje atrodo ima ir toks atrodai, kaip šios nenormalus, nes tu kitaip reaguoji tas visas problemas. Ir tikrai Dievas yra gyvas, jo žodis yra gyvas. Tiesiog aš raginu kiekvieną, kad jūs įsikibtumėte į jį, kad Jisai jūsų būtų viešpats ir jūs būtumėte jam ištikimi. Amen. Ačiū Dievui. Kita giesmė bus Tu esi gyvenimo šaltinis, Jėzau.
Tavo sprendimai, jūros gelbėjimas.
Sveiki dar kartą. Mano vardas Tauras, esu pastorius šitos bendruomenės. Ir aš kažkaip į tą giesmę noriu paskaityti rašto eilutes, kas galbūt žinote jas, bet mes Bibliją skaitome galbūt kasdieną, girdime tos pačius žodžius, bet tie žodžiai yra gyvi žodžiai. Taigi Jėzus iš Jono Evangelijos, jam reikia eiti per Samariją. Taigi jis užsuko į Samarijos miestą vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kur Jokūbas buvo davęs savo sūnui Jozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus atsisėdo prie šulinio. Buvo apie 6 valandą ir apie 12 valandą dienos. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo tarpu jo mokiniai buvo nuėję į miestą nupirkti maisto. Samarietė atsakė, kaip tu, būdamas žydas, prašai mane samarietė gerti. Man žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus įtarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas tas, kuris tave prašo, duok man gerti, pati būtum prašysi ir jis tau būtų davęs gyvojo vandens. Moteris atsiliepė, viešpatie, bet tu neturi ko pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Tai argi tu didesnis už mūsų tėvo Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai? Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš. Ir mes girdėjome Ramūno liudijimą. Iš tikrųjų, mes pasisotiname arba bandom pasisotinti šito gyvenimu, bet iš to nieko nesigauna. Iš tikrųjų, mes nepasotiname savęs. Ir štai dėl ko žmonės ieško, kaip ir Ramūnas minėjo, horoskopo, jie ieško kažko tai antgamtiško, nes tas žemiškas jų nepasotina. Ir, aišku, kartais tas ieškojimas nuveda mus blogais keliais. Taigi jis sakė, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinai gyvenimą. Ir istorija tęsiasi toliau, ir mes žinome, kad ta moteris, jinai suprato, kad Jėzus nėra paprastas žmogus, kad jisai žino paslaptis, kurių paprastai žmogus nežino natūraliai. Ir jinai galvoja, kad jis yra tiesiog didelis pranašas. Bet jinai dar pamastė, kad galbūt jis yra tas Mesijas, kuris turi ateiti. Ir žinote, iš tikrųjų, kada tu pažįsti, kada susitinki su juo, mes galime girdėti daug apie jį. Mes galime žinoti daug apie jį, bet jo paties kaip šaltinio savo viduje neturėti. Tiesa. Ir taip dažnai yra daug žmonių, kurie žino teologiškai daug dalykų, protiškai bando suprasti, bet viduje to šaltinio neturi. Bet kitas šaltinis ateina į tavo vidų. Kitoje vietoje Jėzus sako, kas trokšta, te ateina pas mane ir te geria. Ir sako, iš to vidaus, kas mane tiki, trykš gyvenimo upės. Jos pradės trykšti vėlgi į amžinai gyvenimą. Taigi, kaip ir Ramūnas, aš truputėlį seniau, prieš 35 metus, pasikviečiau Jėzų į savo gyvenimą. Aš pasikviečiau į savo vidų. Ir, žinot, iki to laiko man buvo, aš nebuvau kažkoks labai į kažką baisiai nugrimzdęs, įklimpęs, bet paprasčiausiai iš tikrųjų mano viduje buvo tuštuma. Ir aš atsimenu, grįžau iš tarybinės armijos ir prieš armiją kažkiek tai, ne tai, kad ten šėlau, bet truputėlį taip pat buvau kažkiek tai alkoholį iš tuštybės, kažkiek pasinėręs tiesiog iš beprasmybės. Bet grįžęs aš kažkaip galvojau, kad reikia kažką pradėti keisti. Ir aš ten mečiau rūkyti, nebegėriau, taip kultūringai tik tai. Bet aš pastebėjau vieną dalyką, kad iš tikrųjų viduje tuštuma jinai didėjo.
kas bebūtų paradoksalu, atrodo, tu kažką tai bandai taisyti savo gyvenime, nors nėra ten tai baisiai sugedę, bet visgi vidus yra tuščias. Ir Dievas mus taip sukūrė, Jisai mus sukūrė, kada Jisai sukūrė žmogus, įkvėpė į savo dvasios. Ir taip žmogus tapo gyva siela. Bet kai žmogus nusidėjo, Dievas, kuris negyvena su nuodėme, Jisai pasitraukė žmogaus vidaus. Ir taip žmogus mirė. Dievas pasakė, tu mirsi, jeigu tu peržengsi mano įsakymą. Ir taip atsitiko. Ir, žodžiu, aš bandžiau suprasti, aš tik vieną dalyką sutikau, mano draugas įtikėjo, mano klasiokas tikėjo ir mane pasikvietė į tuo metu tikėjimo žodžio bendruomenę. Ir aš girdėjau Evangeliją, bet aš nieko nesupratau. Aš tik tai vieną dalyką suvokiau, kad tiem žmonėm Dievas yra realus. Bet man jisai buvo nerealus. Ir vieną dieną man draugas pasakė, po mano ilgų ginčų, aš bandžiau protų kažkaip suvesti, suvokti, bet niekaip man nesusidėjo viskas. Ir aš labai norėjau tikėti, bet negalėjau tikėti, dėl to, kad tu negali pačiupinėti, tu negali to apčiuopti. Tai yra kažkas tai, kas galbūt atrodo kaip iliuzija. Bet vieną dieną man draugas pasakė, tu reikia Jėzų priimti ir tavo visi klausimai pasibaigs. Ir aš jį pašaukiau savo širdį, aš jį pakviečiau savo gyvenimą. Ir vat aš išgyvenau tą šaltinį, apie kurį giedojo Valerija, apie kurį kalbėjo Jėzus iš tą moterim. Aš išgyvenau kaip tas nematomas, kaip substancija reali, vanduo, arba tikrai tai aš pajutau kaip skystis, kada sakiau, Jėzau, ateik į mano širdį, ateik į mano gyvenimą, nuplauk mano nuodėmes. Aš pajutau kaip substancija, kaip skystis, jis persmelkė mane. Ir tas asmuo, į kurį aš kreipiausi, jisai pasiliko mano viduje. Ir kaip raštas sako, du taps vienu kūnu. Kas susijungia su moterimi, tampa vienas kūnus su ją, bet kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Taigi, tas šaltinis, jisai atėjo mane. Ir tikrai, vėlgi galiu paantrinti Ramūnui, mano gyvenime dalykai nublanko. Ir tas dalykas, kuris atėjo mano gyvenimą, jisai tapo realus. Ir iš tikrųjų, tai ko gyvena iš tikrųjų arba turėtų gyventi kiekvienas tikintis žmogus, tai yra būtent šituo, galim sakyti, to akimirką. Nors mes jau dabar turime tą šaltinį, bet visgi mūsų viduje yra tas ilgesys susitikti su juo, matyti jį. Ir daug giesmių, kurias Valerija giedojo, jos buvo iš Apreiškimo knygos. Apie nuotaką, apie sužadėtinę, apie amžinybę ir apie šlovės karalių, kuris ateina. Ir iš tikrųjų tai turi degti mūsų širdise. Ir aš nežinau, ar turbūt mes visi čia turbūt esame pakvietę Jėzų savo širdį. Ar kažkas tai dar neturi to, galbūt protiškai žino, tiki Jėzumi, kad jis yra, nes toksai Nikodemas irgi tikėjo, kad Jėzus yra. Bet Jėzus pasakė, jeigu negimsi iš naujo, negalėsi regėti Dievo karalystės. Yra didžiulis skirtumas žinoti, kad Dievas yra, tikėti, kad Dievas yra, ir kitas dalykas – gimti iš jo. Nes kol tu nesi gimęs iš jo, tu neturi to šaltinio. Ir šiandien mūsų tema yra kitokia meilė. Ir kita pusė yra tai, kad meilės, iš tikrųjų, žmonės visi ieško meilės. Jie visi nori būti mylimi. Jie taip pat turi troškimą viduje įdėtą savyje mylėti. Tiesa? Ir egoizmas, jisai nori imti savo, bet meilė jinai nori duoti. Ir Jėzus Jono Evangelijoje 15 skyriuje pasakė, kad sako, nėra didesnės meilės, kaip kad žmogus savo gyvybę už draugus atiduoda. Nėra didesnės meilės. Ir žinai, kada mes priimam Jėzų, kada mes neturime Jėzų savo viduje, mes neturime meilės šaltinio. Mes turime tą tokią žmogišką meilę, kuri yra šiek tiek egoistiška. Tu man, aš tau. Jeigu tu man ne, aš tau irgi ne. Tiesa? Tai yra tokia žmogiška, egoistiška meilė. Bet yra ta kitokia meilė, va būtent tokia meilė, kuri Dievas mus pamilo, kuri Jėzus mus pamilo. Tai yra tokia meilė, kuri duoda, nežiūrint to, kad kita pusė neduoda. Ir vis tiek duoda.
Ir aš paskaitysiu tą galbūt meilės apibrėžimą, kurį apaštalas Paulius užrašė laiške Korintiečiams 13 skyriuje. Paskaitysiu nuo 4 eilutės. Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi, meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesirgia nepadoriai, neieško savo naudos. Taigi, ta žmogiška sielinė meilė, jinai nežiūrint to, kad jinai kartais nori daryti gerą, bet netgi tas gero darymas yra kartais su ieškojimu gauti atgal, tiesa? Mamos myli vaikus, nes nori meilės iš vaikų atgal ir panašiai. Ir nebūtinai čia mamos ir tėvai. Bet tai yra tokia meilė. Bet šita meilė, jinai neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui. Taigi, kai tau blogą padaro, nekeršyja, nemasto piktai, reiškia, jinai neturi, jeigu tu ir turi minčių piktų savo širdį, tai žinok, tai yra ne iš to šaltinio mintis. Galbūt jos iš tavo proto, iš tavo senos prigimties, bet tai nėra meilės šaltinis. Taigi meilė nemasto piktai, nesidžiaugia neteisybę. Kai žmonės sako toleruoti blogį, tai yra meilė. Ne, meilė netoleruoja blogio, meilė nesidžiaugia blogio. Jinai nekenčia blogio, bet ne žmonių, ne tų žmonių, kurie tai daro, bet pačio blogio netoleruoja. Jinai džiaugiasi tiesa. Ji visą pakenčia, visą tiki, visko viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Ir taip toliau. Taigi meilė, jinai yra tokia didžiulė jėga, kuri arba įkalina mus daryti kažką tai, ko žmogus natūraliai negalėtų, bet yra tas dalykas, kad mes ją gauname kaip šaltinį į savo vidų, todėl kad meilė, agapė meilė turi tik tai vienas Dievas. Bet Romiečiam laiške apaštalas Paulius sako, kad Dievo meilė, jinai yra išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasią. Taigi, kai mes priimam Jėzų į savo širdį, mes įsileidžiame į savo širdį taip pat ir meilę. Ir būtent tokią meilę, kurios pasaulis neturi. Tiesa? Taigi, jeigu tu nesi dar įsileidęs šitos meilės į savo vidų, ar yra tokių žmonių? Pakelkite rankas, kas esate įsileidę šitą meilę. Įsileidę. Visi įsileidę, ne? Visi dar abejoja kažkas tai. Tai va, taigi aš tik tai galbūt daugiau niekur nepasakysiu, bet iš tikrųjų gera naujiena tau, jeigu tu pakvieti Jėzų savo širdį, tu pakvieti ir meilį savo vidų, tu ją turi savyje, tik tai tau reikia tuo tikėti ir gyventi tuo, ir gyventi ne savo seną natūrą, bet gyventi naują natūrą. Kitaip, kaip sako Paulius, gyvenkite dvasioje ir jūs tada netenkinsite kūno gydulių. Taigi, gerai, mes giedosim kitą giesmę. Gerai? Kita giesmė, niekas negalės atskirti manęs nuo tavo meilės. Tai yra vienintelė giesmė apie meilę, kuri man labai, iš tikrųjų, svarbi yra, nes aš pati buvau labai atmesta. Nuo gimimo buvau atmesta, mama manęs nenorėjo pasidaryti abortą, kai aš buvau iščiose. Ir tas atmetimas giliai įsirėžė į širdį ir aš galvoju, ką pastorius kalbėjo, kartais atrodo, kad mes pakeliam rankas, mes turim meilę, bet ta meilė iš tikrųjų turėtų užvaldyti mūsų širdis pilnai, ta prasme, mūsų esybė, mūsų širdis. Ir yra gera žinia, kad nors tėvai atmetė, nors pasaulis atmetė, žmonės gali pasakyti baisių dalykų, bet Dievas, Jisai priėmė į savo karalystę ir į savo meilės būtent tą glėbį, iš kurio niekas negalės mūsų išplėšti iš to glėbio, iš Jėzaus glėbio, Jis mus turi, tai giedokim toliau giesmę. Tavo meilės,
leisiu iš tikrųjų Rūtai pasidalinti savo eilėraščiais, savo širdimi iš Dievo meilės. Tu sakai, kad skausmas tavo begalinis, kad niekas nieko nepatyrė, niekas nieko nesupranta ir kančioj esi tik tu. Bet taip nėra, nes aš žinau, ką reiškia, kai išduoda ir sužaloja, kai noris apsisaugot, kad taip nebūtų vėl. Žinau, kaip kažkas įtikina ir sako, nebijok, neužsidaryk, atverk save. Žinau, kaip po tokių kalbų atvėrų širdį smeigia peilį labai giliai į ją. Po to susikviečia kitus ir bado pirštais, kaip viskas ten kraujuoja. Žinau, kaip vėliau kripo galvas ir dejuoja, kad ištepė jų kilimo krauju. O galų gale sviedžia škudurą ir sako, išsivali, kur pritaškiai. Matai, galiu ir aš gailėti savęs. Bet sužinojau, kad Jėzus buvo perdurtas ir ant medžio pakabintas už mane. Jis nešė visą nuodėmę pasaulio, o žmonės vis valiojasi savam skausme, nors jis mirė, kad gyventumėm džiaugsme. Todėl pakelk akis ir suprask, nėra nieko, ko Jėzus nepatyrė pirmiau nei mes. Jis tau sako, aš žinau. Tu jauties atskirtas, Jėzų atskyrė nuo dangaus pasaulio nuodėmė. Jauties pažemintas, jis kabo visiškai nuogas ten, Golgotoje. Kažkas smurtauja prieš tave. Jį plakė rimbai ir plėšė odą už visas ligas. Tęsti, ar jau gana? Todėl, kaip sakau, jis žino tavo skausmą ir nori žaizdą apvalyti. Nebijok atsiverti tik tai jam. Jis geriausias širdies chirurgas, o jo rankoje gyvybė. Dar kad sveiki, aš Rūta, nežinau, visi mane čia turbūt pažįsta. Esu tikinti nuo vaikystės, viską šiaip apie krikščionišką pasaulį turminį man yra žinoma, aš augau, man kalbų kalbėjimas yra žinomas, augau krikščioniškam darželį, čia auklėtoja net iš darželio laikų atsėdi. Tai, sakau, man tai nėra svetima, bet maždaug 12 metų aš, kaip ir Ramūnas pasako, man irgi patraukė labai alkoholis. Apskritai, tai kas siūlo pasaulis, mane labai traukė. Ir buvo tokia situacija, kad kadangi augau krikščioniškai bažnyčiai, tėvai ir mažėjo tikėjimo žodžio, mūsų 5 klasėje mes buvom tik 4 vaikai. Ir tėvai susėdo, nusprendė, kad mus leis į pasaulietinę 6 klasę ir į tą privačią. Ir galvoju, kad čia būsim gal prižiūrėti, bet gavosi taip, kad iš tikrųjų mano klasė buvo labai žiauri, labai konkurencinga, turtuoliai tokie, bet turime labai išlikšti klasę. Ir iš tikrųjų iš manęs pradėjo tyčiotis ir mane atstumti. Ir aš nežinau, kodėl mane atstumė. Dabar šiandien aš žinau, kad dėl to, kad Kristus gyveno manyje, nes aš buvau tikinti nuo vaikystės ir turėjau Jėzų savo širdį, aš kalbom meldžiausi. Ir tiesiog tais laikais gal nebuvo tokio didelio mokymo, nebuvau perspėta ir iš tikrųjų, kaip ir visi vaikai, jie nori būti priimti ir aš norėjau būti priimta. Ir aš iš tikrųjų pradėjau ir gerti, ir rūkyti, ir šiaip turėjau
polinkį į priklausomybės ir būtent į alkoholį. Mano buvo tas, kaip kiti būna ten žolytę parūko, ten alkoholis nepatinka. Mano narkotikas buvo alkoholis. Man labai patiko gerti, nežinau, čia yra gal giminės prakeikimas, net ne gal, tai yra giminės prakeikimas. Mano senelis buvo alkoholikas ir turbūt, šiaip iš visų giminėse galima atrasti šitą problemą lietuvių. Tai va, aš prisimenu savo paauglystę, jaunuosius augusius metus su bonkė ir su cigaretė. Ir dar visokiausių nesąmonių dariau. Tai jeigu aš jau eidavau kažkur kažką daryti, tai aš nerdavau stačia galvą. Čia nebuvo, kad aš įmerksiu pirštuką, pabandysiu, ne, bet aš tiesiog niurką dėdavau. Ir iš tikrųjų tapau alkoholikė ir nusiritau iki tokio lygio, kad draugai bijojo su manim gerti, nes man prasidėdavo ir balti arkliai, tikrai nervą užgaudydavau, jeigu man kažkas nepatikdavo. Aš netgi gal šitą gatvę, ne, gal šitą nesuėjus, kur viena jau ten, ir prisirūkius ir mane ten vos nesuspardė kažkokie bachūrai. Turime ne vieną kartą sugavus ir į galvą ir taip toliau, bet aš labiau gal ne tai. Ramūnas iš tikrųjų daug papasako apie tuos dalykus, šiaip, visi panašiai gyvenom be Dievo, tuštumoj, beprasmybėj ir vieni gal kažkur labiau siekdavo tikslo, aš gyvenau betikslį gyvenimo būdą, alkoholiko gyvenimo būdą, bet to tokio, kur, būna, aš vadinu, intelektualus alkoholikai, kur kartais gal ir nepasakysi, kad alkoholikai, aš pasakytų, kad aš išgerinti. Tai, žodžiu, bet aš apie ką labiau norėjau kalbėti, nežinau, nukrypau dabar, bet apie tai, kaip Dievas kalba mums, kiekvienam asmeniškai. Ir žinom, kad jisai pagrindinis būdas, per ką kalba, tai yra per savo žodį. Tada jisai kalba per sapnus mums, per kitus žmonės, per mums asmeniškai širdį ir kartais jisai girdimai prašneka. Ir tiesiog pagrindinis, aš manau, ir pats stabiliausias būdas tai yra Dievo žodis. Ir kiekvieną būdą, kai mums prakalba ar į vidų, ar per kažkokį žmogų, mes turim ištirti Dievo žodžiu. Ir pastaruoju metu aš išgyvenau, kad būtent į Dievo žodžio autoritetą yra kėsinimasi. Kad jisai bando jį sutrypti, bando vadinti, kad tai yra pasakos, vadinti, kad tai yra, iš esmės pasakos arba apskritai, kad daug kas netiki Dievo žodžiu. Ir kažkaip per kelis metus man susidėjo kūrinukas, kurį norėčiau paskaityti būtent mąstant apie pasikėsinimą į Dievo žodžio autoritetą. Vadinasi, Dievo žodis. Kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam aprikšta Viešpaties ranka. Jėzus skausmų vyras, negalė, pažinęs, nekaltas avinėlis, už Adomo kaltes nebuvo jis gražus, kabodamas ant kryžiaus, bet Dievo meilės grožis jaučiamas dabar. Jis matė savo vargą, džiaugdamas širdį, nes kaina sumokėta amžiams už tave, kad gyventum danguje ir nedegtum pragare. Žodis Dievo žodis, žodis tapęs kūnu, žodis Dievo žodis, gyvenantis tarp mūsų, kas pasakė, kad kelias yra lengvas, turtais ir prabanga, nuklotas pranašystės ir sapnai, tai tik jo dalis, visa tai nublanksta, lyginant su žodžiu tau gali, bet kas pranašauti, ką galvoja, bet visą tai ištirk, palyginti su žodžiu, nieko nepasieksi, manydamas kitaip, sakydamas dvasia, veda mane savaip. Žodis Dievo žodis, žodis tapęs kūnu, žodis Dievo žodis, gyvenantis tarp mūsų, ką matėm ir girdėjom, mes skelbėme jums gyvybę amžinybę Dievo žodyje, ką matėm ir girdėjom, mes skelbėme jums gyvybę amžinybę Dievo žodyje, ką matėm ir girdėjom, mes skelbėme jums gyvybę amžinybę Dievo žodyje. Tęsiant apie Dievo kalbėjimo mums, tai aš tiesiog porą tokių istorijų noriu papasakoti, kaip Dievas prakalbo man. Tikrai yra daugiau, bet tokius, kur labai sujaudino mano širdį. Tai prieš kelis metus aš vis matydavau trejetus. Tai ant mašinų numerio 333, tai kažkur trejetai, vis persekiojo mane trejetai. Ir aš maldoj atnešiau, sakau, Dieve, ką tai reiškia? Ir iškart išgirdau žodžius,
nesuvokiamų dalykų. Ir man iškilo suvesti šitus raktinius žodžius į Biblijos programėlę. Ir man išmetė Jeremijo 33:3. Šaukis manęs, tai išklausysiu tave ir parodysiu tau didelių bei nesuvokiamų dalykų, apie kuriuos nieko nežinai. Ir tikriausiai daugam šitą rašto vietą, bent jau laikų bėgant, aš išsiaiškinau, kad daugam šitą rašto vietą būna iškelia ir kiekvienam individualiai. Bet įdomu tai, kad prieš 2 metus mes su tėčiu atidarėm spaustuvę, nusipirkom pirmą printerį, po to labai lemtingų, nežinau kaip įvardinti, nutikimų nusipirkom antrą printerį labai greitai ir čia buvo prieš 2 metus ir neseniai prieš porą mėnesių mes persikėlėm, kadangi mes nebetelpam, persikėlėm į didesnės patalpas ir prieš maždaug 2 savaitės aš stovėjau mūsų spaustuviai, kur yra 200 kvadratų ir buvo jinai pilna nuklota, yra nuklota įvairiausios technikos, kuri kainuoja 10 000. Ir mes iš tikrųjų pinigų, tai paėmus mes neturim jų tokių, bet mes turim visus tos aparatus. Ir aš stovėjau, atsimenu, atsirėmiau sieną, žiūrėjau, apžiūrinėjau, visą 200 kvadratų mes tarsi vos telpam. Ir įvairiausios technikos, printeriai, šitos, įrišimo mašinos, žodžiu, daug. Ir man parėjo apreiškimas. Šaukis manęs, tai išklausysiu tave ir parodysiu tau didelių, bet nesuvokimų dalykų. Ir galvoju, čia yra tas nesuvokiamas dalykas, apie kurį aš niekada negalėjau pagalvoti. Ir aš tikiu, kad Dievas dar daugiau paruošęs yra. Ačiū jam. Ir grįžtant prie to, tada, kai aš mačiau tos trejetus, įdomu, kad po tos maldos aš vėl pradėjau matyti trejetus. Ir aš galvoju, ar man vaidenasi, ar aš čia jau pradėjau ieškoti kažkokių ženklų, nes mes žinom, krikščionis, jie į tos ženklus labai pasidėrė tą superdvasiškumą ir čia aš jau visur matau, čia Dievas man rodo. Ir aš vėl atėjau į maldą. Aš sakau, Dieve, ar čia man vaidenasi, ar tu vis dar man kalbi kažką. Ir vėl išgirdau žodžius gailestingumas ir tiesa. Ir dar įdomiausia tai, kad dar pradėjo. Bet šį kartą tai yra 3 skyrius ir 3 eilutė. Ir aš įsivedu į telefoną ir tai buvo patarlių 3:3. Gailestingumas ir tiesa tai nepalieka tavęs, užsirišk tai ant savo kaklo ir rašyk į širdies plokštę. Tai va, tai čia tokie 2 ryškus kartai, kai labai aiškiai Dievas prakalbėjo man į mano dvasią ir dar vienas žodis, kurį čia prieš porą metų išgirdau, gal mažiau, prieš metus, pusantrų metų, išgirdau žodį, kurio niekada negirdėjau. Bet po to Dievas atvėrė man patį didžiausią, patį svarbiausią apreiškimą, ką reiškia tas žodis, ir aš apie tai irgi parašiau kūrinį. Tai vadinasi Jeremijo 31:3. Jeremijo 31:3. Kartą lipau iš vonios ir išgirdau tave. Dieve, tavo žodis perverė mane. Perpetual. Niekad negirdėtas, bet jis visą dieną stovėjo mano galvoje. Vakare, gulėdama, Jeremiją varčiau, kaip visada skaičiau, kaip pamilai mane, savo meilę amžina. Tik šį kartą pagalvojau, ką reiškia amžinybė hebrajų kalboje. Kokia tikroji jo reikšmė, žodinė Strongo pamačiau, žodį jau girdėta iš anksčiau. Perpetual. Wow, Dieve, tu ir vėl kalbi ir jaudini mane. Perpetual. Never ending or changing, occurring repeatedly, so frequent as to seem endless and uninterrupted. Dievo meilė man yra niekad nesibaigianti, niekad nesikeičianti, tokia dažna, kad dedant taško prie taško tai pavirsta į nenutrūkstamą liniją, į kurią niekas negali įsiterpti. Jeremijo 31:3 galėtų skambėti taip. Aš amžina, perpetual, nenutrūkstama, laiko neliečiama, aplinkybių neveikiama, vientisa ir tolygia. Meilė pamilau tave, būtent todėl ištikimas esu tau tobulai.
Dievas tai kalba tau ir tai daugiau nei atmetimas, daugiau nei skausmas begalinis ar praeitis, kuri vejasi tave. Jis visą bagažą tavo žino ir jis jam neįdomus, jo meilė nugalėjo mirti ir sugrovė pragaro vartus. Tai ko dar galvoji, kad jis sėdi ir rimuoja, kaip išgelbėti pasaulį? Va čia tu apsigauni, jis galingas judo liūtas, kuriam lenkės visata. Bet jis trokšta tik tai vieno, kad į meilę amžinybės, nieko neverčiama ir laisva valia jam atsakytum. Taip, 2018 metais po ilgų bėgimo nuo Dievo metų aš kaip sūnus palaidūnas iš tikrųjų išvaiščius visą savo palikimą, kurį turėjau iš tikrųjų, aš galiu labai aiškiai pasverti, kokį palikimą aš turėjau iš tėvų, augdama tikėjimo žodyje, augdama krikščioniškoj aplinkoje, aš išvaiščiau tą palikimą, bet labai per didelį nenorą grįžau į Dievo karalystę. Kaip sakiau, aš pažinojau Dievą ir aš mylėjau Dievą. Iš tikrųjų, aš labai mylėjau Dievą, bet, kaip sakiau, pasaulis labiau mane traukia. Nors aš visada žinau, kad aš sugrįšiu pas jį. Ir aš žinau, kad aš mąstydavau apie tai. Aš visada, turime netgi kaip ir Ramūnas sakė, nu, visi, kas iš tikrųjų ilgiau pabuvę pasaulyje, mes ir pornografijoje esam buvę, ir visokiausiuose nesąmonėse. Ir aš atsimenu, kad aš visą laiką jausdavau kaltę, netgi ir tokius dalykus darydama. Nes aš žinau, kad Dievas mane stebi. Ir visada žinau, kad aš kažkada pas jį sugrįšiu, bet pirmiausia norėjau išsilakstyti. Bet žinot, su metais kuo labiau augau ir aš tikiu, kad ir ta pasaulyje tamsa tamsėja. Ir tas Dievo, kokia tamsa jinai buvo, tarkim, 2010 arba mano vaikystės metais, šiandien jinai yra tirštėja ir tamsėja. Ir kuo aš giliau ėjau į tą pasaulį, į tą mišką, Jėzaus pavidalas vis blankėjo. Ir aš atsimenu iš tikrųjų, paskutinieji mano metai iki sugrįžimo pas Dievą buvo tiesiog tragiški, nes pirmas dalykas, aš savo pradėjau įteikinėti, kad Dievo nėra. Ir tai buvo mano baisiausi metai, iš tikrųjų, aš pati net suvokiau, kad aš bandau, dėl to, kad aš norėjau pateisinti tą gyvenimą, kokį aš gyvenau, ir kad net neturėčiau virš savęs teisėjo. Ir aš bandžiau tą jį iš tikrųjų pradėti neigti savo galvoje. Tai mane baugino, bet aš stengiausi tai daryti. Ir tada iš tikrųjų mane labai atakavo demonai, daug turėjau atakų. Ir apskritai metai iki grįžimo aš gyvenau su mirtim. Ir turmenį aš net jausdavau kvėpavimą mirties kaip asmenį. Ir aš atsimenu prieš savaitę maždaug, bėgi savaitės, iki sugrįžtant, aš iš tikrųjų išgirdau mirtį, kuri man pasakė mirtis, širdies smūgis. Aš atsimenu, atsidairiau, nieko aplinkui nebuvo, bet aš tikrai aiškiai girdėjau. Ir tą akimirką, nors aš esu susidūrus ne vieną kartą su mirtim, bet aš žinojau, kad Dievas, jisai mane myli. Aš atsimenu, turėjau labai tokį, aš nežinau kaip įvardinti, ar tai panikos priepuolis ar kažkas, aš atsimenu, aš negalėjau nuryti. Buvau prisigėrus, bet jau pradėjau blaivytis ir aš pradėjau egzistencinius klausimus kelti ir taip toliau, apie Dievą ir taip toliau. Ir mane labai pradėjo demonai atakuoti, mane pradėjo netgi mušti. Galvojau, kad man insultas prasidėjo, nes aš kelis tokius smūgius į galvą gavau ir aš galvojau, kad aš dabar mirštu. Bet kažkaip nužengė toksai antgamtinis tikėjimas ir aš galvojau, ne, Dieve, tu mane leisi numirti. Aš netikiu, kad tu leisi man numirti. Ir aš tada, atsimenu, su ramybė užmigau, nes aš žinau, kad Dievas mane myli. Bet šį kartą, kai aš išgirdau iš tikrųjų mirti, tai realiai persmelkė. Toks atėjo, toks tarsi šaltas prakaitas ir žinojimas viskas. Aš man atrodo ir pasakiau savo vidui, kad viskas. Čia nebe jokai, čia nebėra, kad aš dar galėsiu pažaisti. Aš tiesiog jaučiau, kad, viskas, tiesiog viskas. Aš atsimenu, grįžau namo, čia mes kelionėj buvom su draugais, grįžau namo, tai buvo rugsėjo 27 diena. Ir aš atsiguliau į lovą
ir iš tikrųjų kaip akmuo nukrito ant manęs. Turiu pradėjo spausti ir aš nutirpo visas kūnas ir aš pradėjau nuo pirštų galų iki tiesiog išeidinėti iš kūno. Bet taip įdomu, kad aš tarsi tampausi, tarsi neleidau savo išeiti. Ir vis tampiausi ir ten tokias konvulsijos, tokia tragiška naktis buvo. Ir iš tikrųjų ir pragaro baimė neleido, bet visą savo esybę aš išgyvenau, kad Dievas iš tikrųjų patraukė savo ranką nuo manęs. Nepaisant to, kiek jisai mane mylėtų, mano rūstybės taurė prisipildė. Ir lygiai taip pat yra, mes žaidžiame su savo likimais, mes žaidžiam su nuodėme, ir krikščionis, ir nekrikščionis, ir iš tikrųjų, bet mes pamirštam, kad Liuciferis, jisai buvo mylimas angelas, kuris vaikščiojo tarp ugninių akmenų, jisai šlovino viešpatį, jisai matė arti Dievą ir jisai buvo išmestas iš dangaus, nors Dievas jį mylėjo. Ir kiekvienam ir mūsų yra ta rūstybės taurė, kuri prisipildo ir Dievas patraukė savo ranką. Bet ačiū Dievui iš jo malonės, kad jisai man davė antrą šansą. Iš tikrųjų, aš pajutau tą ribą, kad arba šiandien aš grįžtu pas jį, arba aš nežinau, kas man būtų buvę. Aš negaliu sakyti, kad aš miriau ir kad ar aš mirčiau ar nemirčiau, bet tą naktį mane taip supurtė, kad aš supratau, kad aš daugiau nebebus man šansų, gal mano širdis tiek užsikėtins, kad aš nebegrįšiu. Ar Dievas suformavo tą situaciją, tą baimę tokia įvarė, mane aš nežinau, bet ačiū Dievui, aš pasirinkau, aš nusižeminau ir iš tikrųjų paskambinau tečiui, jisai atvažiavo, buvo su manim, po to kitą dieną su mama atvažiavo, čia 28 dieną rugsėjo, meldėsi su manim atgailos maldą ir gal ten truputį ir išlaisvinimo buvo, nes aš ten biškį į baltiškus, į pagonybę biškį buvau įlindus, na, visokiausiuose dalykus esu buvus. Tai, bet kažkaip apie visą šitą naktį ir apskritai tą beprasmybę, kur pastorius minėjo, aš irgi gyvenau tuose dalykuose. Ir ypač, kai aš pažinau Dievą ir po to išėjau iš jo karalystės, tarsi tos zonos, aš supratau, kad iš tikrųjų neįmanoma, niekas negali pripildyti, nei vieno, jokie turtai, niekas negali mūsų pripildyti taip, kaip pripildo Dievas. Ir turime ne taip, kaip pripildo, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog velnio sukurtos iliuzijos. Nes tik vienintelis Dievas gali mus pripildyti. Ir kažkaip prieš porą savaičių, mąstant apie tuštumą, apie gyvenimo tą prasme, kaip anksčiau gyvenau ir prisiminus apie savo tą naktį ir, apskritai, apie savo gyvenimą parašiau irgi, nežinau, čia eilėraštį, ne eilėraštį, bet kūrinuką. Tai va, viltis. Dienos bėga greitai ir sunku tai paneigti. Bandom jas pavyti, lengviau pasakyti, nei padaryti. Kažkas vis veja, stumia, traukia, ant širdies akmuo nukritęs spaudžia. Sunki našta, eilinis rūpestis, jauti kaip sproksi ar tiesiog kvėpuot nustosi. Pažvelgęs į kairę pusę, matai viskio sklidiną stiklinę, kuri lyg žibalas padegus supleškina esybę. Pasisuki į dešinę, o ten vaizdai, stipresni už tai, apie ką kada nors galėjai pagalvoti. Tarsi pasaulio svajonių išsipildymas, tai, ką nuolat filmuose matei, tai, kas pasaulio laikoma pilnatvė ir gyvenimo prasme. Bet vaizdai staiga pradėjo keistis, kas vakar atrodė taip gražu, šiandien guli be įstabiausių apdarų. Visa, kas šlykščiausia ir tai, ko bjaurėjos tavo siela, pasirodė, nusiėmus savo kaukes. Štai čia, pagalvoji, jau riba. Todėl bandai nusipurtyti ir kovot sava jėga. Bet supratai, kad iš viso to liko tik tuščia vieta. Tada guli ir su baime lauki. Arba panikuoji. Gali vaidint, kad drąsių nieks nežudo, bet drąsos čia nebėra. Nes tiesa ta, kad jos ir neturi. O vadindama save didžiu, matai, palikai mažu vaiku. Laimiai. Besivartydamas savo gelmėse, dar pamatai mažytę šviesą tunelio gale. Bet sudvejoji, girdėjai juk ne kartą, tik neik į šviesą.
Bet čia kažkas kitokio. Tai verčia tave nebėgti, bet sustoti. Ir sunkiausia – nusilenkt, paprašyti ir nebejoti. Viltis. Kai tampa tai apreiškimu, pasileidi bėgti, įsikimbi ir nepaleidi. Pasidaro visai nebesvarbu, kiek praleidai čia dienų, nes radai ramybę, kurios nežinodamas ieškojai, vis bandydamas įprasminti save. Bet niekada to nepatyrai, nes tavo vidus, kaip kiauras kibiras, kiek bepiltum, kiek besistengtum, vis lieka tuščias. O čia jėga, kuri gali sklidinai pripildyti tave. Tai, ko ieškai ir nerandi, sakau, matyk. Žodis yra labai arti tavęs, tavo burnoje ir tavo širdyje. Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, bus išgelbėtas. Kiekvienas, kuris jį tiki, nebus sugėdintas. Ačiū. Ačiū. Gal pabaigsim mūsų vakarą. Iš tikrųjų noriu padėkoti Rūtai, kuri grojo būgnais, noriu padėkoti Valerijai už nuostabės giesmes, noriu padėkoti Viktorijai už pritarimą pianinu, noriu padėkoti Laimutei, kuri iš Kauno atvažiavo smuiko pritarti. Ir apskritai visiems noriu padėkoti bažnyčiai ir taip pat noriu padėkoti VŠI socialiniai paramos projektai, tai yra šitai direktoriai Redai, kurie įsileido mus į mano gurų kavinę, priėmė mus ir apskritai tas renginys gimė tą kitokią meilę, ką mes šiandieną girdėjome, kad yra toksai kalėdinis laikotarpis, kai žmonės bando dovanoti dovanas ir pati didžiausia dovana, kaip mes jau žinome ir norime pasidalinti, tai yra Jėzus. Tai vat, ir iš tikrųjų Dievas, jisai pakeičia žmogaus širdį, įdeda į ją agapę meilę, mes esam prisijungę prie to šaltinio ir todėl galim dalinti šitą meilę su kitais. Tai būkit palaiminti, tikrai nuostabus vakaras ir manau, kad esate tikrai palaiminti, prisotinti ir tikrai noriu padėkoti, nes tikrai nuostabu. Tai va, ir pabaigsime paskutinę giesmę, Halikovo giesmę Kitokia meilė. Paprasčiausiai, kad būtum laimingas.